Labadiena, mano draugai, bičiuliai, bendražygiai, labadiena paskyros Mozerio žinios. Prenumeratoriai šiandieną yra 25 metų spalio 19 diena, sekmadienis, ir į jūsų namus atkeliauja 58 Mozerio radio laida. Sekmadienį, kaip jau tapo įprasta, laiką skirsime, jeigu taip galima pasakyti, poezijai. Atrodo, viskas, kas tikrai yra svarbu, jau pasakyta. Todėl kartotis reikštų gaišti savo ir jūsų brangų laiką. Tačiau gal ne veltui yra sakoma, kad kartojimasis yra mokslo ir žinių motina. Šiandien pasikartokime, prašau, tai, ką mes žinome apie laiką. Bet kalbėsiu ne tai, ką apie laiką mes sužinojome mokydamiesi mokykloje, ar ką apie jį mes galime sužinoti, perskaitę laikraštyje, žurnale ar visagaliame internete. Kalbėsiu apie tai, kaip laiką suprantu ir svarbiausia, kaip laiką jaučiu aš ir kaip laiką jaučiate jūs, mano brangus Mozerio radio klausytojai. Suprantama, aš negaliu žinoti ir galbūt nesužinosiu, kaip laiką jaučiate jūs, bet galbūt paklausę mano minčių apie laiką, jūs atrasite, atpažinsite kažką artimo sau. Galbūt mano mintys jūs nustebins, bus netikėtos, todėl bus įdomios vėliau jas aptarti su savo draugais, artimaisiais ar tiesiog su pačiu savimi. Juk laikas skirtas savo, laikas skirtas pokalbiui su savimi ir yra pats svarbiausias. Todėl visiems iš anksto dėkoju už laiką, kurį šiandieną skirsite man, už laiką, kurį skirsite parašyti savo komentarą apie laidą ir jei išdrįsite pasidalinti tuo, kaip laiką jaučiate jūs. Man išties yra ir įdomu, ir svarbu žinoti, kaip jūs jaučiatės ir kaip jūs jaučiate laiką. Matot, aš dar net nepradėjau iš esmės kalbėti apie laiką, o mes apie jį jau šitą sužinome. Nežinau, ar atkreipėte dėmesį, kad per tas pirmas vos porą mūsų laidos minučių dar dažnai minėjau žodį jausmas, jaustis. Turiu pasakyti, taip yra neatsitiktinai. Taigi, kaip aš jaučiu laiką? Kaip laiką jaučiame mes? Negaliu sakyti, kad visi, bet turbūt nesuklysiu ir sakydamas, kad didžioji dalis žmonių pagalvoja arba sako jaučiantys, jog kuo toliau, tuo jų gyvenimo metai praeina greičiau. Kodėl taip yra, niekas negali atsakyti. Ir aš tikrai nesu tas, kuris gali tokį fenomeną paaiškinti ar tvirtinti žinąs teisingą atsakymą į šį klausimą. Aš tik pasidalinsiu su jumis tuo, ką pats kartais jaučiu ir ką apie tai kartais pagalvoju. Mano vaikystės, paauglystės ir net sakyčiau ankstyvos jaunystės dienos ir vasaros atrodė begalinės. Manau, kad jums taip pat atrodė. Taip, ir jos kažkada baigdavosi, kaip ir viskas anksčiau ar vėliau baigsis. Bet anuomet reikėdavo, jeigu taip galima sakyti, pasistengti, kad tas laikas greičiau praeitų. O kodėl aš galvoju tai buvo? Gal todėl, kad anuomet mes laiko neskaičiavom? Laiko neskaičiavom, bet jį labai branginom. Ar darėme tai sąmoningai? Manau, kad ne. Darėme tai nesąmoningai, nesuprasdami to, kad
taip gyvendami mes savo laiką iš tiesų ir branginame. O ką reiškia taip gyvendami? Viskas, manau, labai paprasta. Mes tiesiog gyvenome tame momente, toje akimirkoje, kurioje mes tuo metu buvome. Mes tą momentą išgyvendavome visą savo esybę. Mes rinkomės, sakau dar kartą, darėme tai ne iš anksto apgalvotai, bet vis tik mes rinkomės sąmoningumą. Mes negromuliavome savo galvoje minčių apie tai, kas bus rytoj, ar viskas, kas vyksta su mumis dabar, yra gerai, ar viskas bus gerai rytoj, ką reikės daryti tuo atveju, jei kažkas nepasiseks, jeigu kažkas nenutiks, kažkas įvyks. Mes to nedarėme, nes mes, galima sakyti, anuomet dar nebuvome sugadinti. Tai yra, mes, matyti, instinktyviai jautėme, supratome, kad nuolatinis minčių gromuliavimas iš mūsų tiesiog vagia laiką. O kai dar supranti, kad nuolatinis minčių gromuliavimas apie tai, kas bus rytoj, tuo pačiu atimant iš savęs, pavagiant iš savęs galimybę gyventi dabar, niekaip neapsaugo mūsų nuo to, kas bus rytoj. Nes tiesiog gromuliuodami mintis apie rytojų, rytojaus mes vis tiek nekontroliuojam. Nereikia ir sakyti, kad tampa aišku, jog tai yra visiškai beprasmiška daryti. Bet net ne tai dabar yra svarbu. Svarbiausia yra tai, kad anuomet mes instinktyviai jautėme ir supratome, jog turime gyventi čia ir dabar. Kad laikas, kuris mums yra duotas, turi būti praleistas prasmingai, įdomiai, turiningai. Todėl mes, būdami vaikais, ir kūrėme istorijas apie žemės grumstą. Žiemos ankstyvą rytą, gulėdami savo lovoje, tiesiog nieko negalvodami, stebėjome, kaip po kambarį chaotiškai į visas puses laksto šviesos spinduliai, kuriuos ant tamsaus kambario sienų ir lubų palieka keliu pravažiuojančių automobilių žibintai. Mes žaidėme namus. Mes skyrėmės, turėjome darbus, gaminome valgį. Mes nuo ryto iki vakaro kiekvieną minutę kūrėme patį tikriausią realybės šou nuo A iki Z, kurio nesukurs jokia prodiuserių kompanija ir jau niekada neparodys jokia televizija. Mes, vaikai, paaugliai, jaunuoliai, gyvenome kiekvieną minutę. Ir kai tu gyveni kiekvieną minutę, kai tu visą savo dėmesį sutelki tik į tai, kas visomis prasmėmis tą minutę vyksta aplink tave, laikas tarsi sustoja. Nes kiekviena tavo gyvenimo minutė yra pilna gyvenimo džiaugsmo. Ji yra turininga, ji yra sodri. Ji teikia tą mums gyvenimo džiaugsmą, kurį mums per garsą, vaizdą, kvapą, lytėjimą, skaitymą, rašymą, bendravimą ir bet kokiais kitais būdais suteikia gyvenimo pažinimas. Ar tai yra viskas, ką aš noriu pasakyti apie laiką? Ne, tikrai tai ne viskas, bet viskam yra savas laikas. Ir mes prie šitos temos su jumis dar būtinai sugrįšime kitose Mozerio radijo laidose. O dar kartą jums dėkoju už man skirtą laiką. Linkiu jums visiems gero laiko šį sekmadienį ir artimiausią savaitę. Paradoksalu sakyti, bet laida apie laiką pasirodė
ne tuo laiku, kaip yra įprasta. Mozerio radijo laidos sekmadieniais pasirodo 12 valandą. Šįkart pavėlavau pas jūs atvykti į svečius, bet tikiuosi, kad jūs man dėl to atleisite. Dar kartą visiems linkiu gero laiko ir sakau iki susitikimo, o apie laiką mes dar būtinai pakalbėsim, nes tai yra tikrai labai įdomi tema ir aš tikrai dar turiu ką jums apie tai pasakyti. Iki, mielieji, labai jūs visus myliu. Ačiū.